Sveiki, ralio mėgėjai. Savaitgalį vėl leidome ralio tempu. Šįkart visi mėgstantys ir galintys susitiko Utenoje, kur vyko Samsonas ralį Utena 2023 paskutinis Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas. Susirinko rekordinis skaičius lenktynininkų iš kaimyninių šalių, taipogi mūsų komandos abu ekipažai ir visi žinomi lietuvių ralistai. Šeštadienis prasidėjo nuo testinio greičio ruožo, kuriame visi susirinkę išbandė savo jėgas ir kelią, vėl maloniai stebino žiūrovų fanų gausa. Prasidėjus raliui, Giedriaus ekipažai pirmas greičio ruožas buvo išbandymas. Pirmas greičio ruožas, pirmas posūkis. Antram jau tik tai ardėsi. O klaidą padariau pirmame, slysėjo galas, į žaliai pagavom akmenuką. Nebuvo toks didelis smūgis, trinktelėm ir nuvažiavim, bet tiesiog jau jaučiu, kad vibruot pradėjo. Vibravo ir sekančiam posūkį, jau darant posūkį, žiūriu, jau ratlankis lenkia mane. Tai išlūžo ratas iš stipinų, bet čia tie patys ratai, kur buvo pavarijos ant Škodos ir mes su jais nebandėm važiuoti, tai nežinau, galbūt čia dar ir avarijos pasiekmė išlindo, tai žodžiu, toks liūdnas reikalas, bet ralį pralašėm pirmame posūkyje. Liūdna dar. Važiuoja. Tai jam nelabai reikia. Galėtų ir nebevažiuoti. Antrą greičio ruožą stebėjome keliose vietose. Čia buvo įdomybių. Sutikome ir Vlado šeimyną. Jie taip nuoširdžiai pergyveno, bet labai džiaugiasi, kad Vladas vėl važiuoja. Kaipgi Samsono ralis be Samsono šeimynos palaikymo. Martyno ir Ervino ekipažas visad išsiskiria palaikymo komanda. Jie ryškiai matomi, linksmai nusiteikę ir tikrai pasiūtę. Pakalbinti Markas ir Ugnius prieš naktinius greičio ruožus buvo nusiteikę smagiai. Antrus kartus drąsiau, jautėsi ir rezultatai tą rodo. Nežinau, važiuojam visiškai vaibinu, ta prasme ir kaifuoju greičio ruožais, labai smagu ir tiesiog rytoj dar ilgą dieną laukia, tada šiandien dar 2 miestinis slalomas toks, tai šiandien miestinis atlaikom kaip nors. Ir tada nuo ryto rytoj irgi taip, po biškį įsivažiuosim ir labai finišo norim, gražiai sezoną užbaigti. Tai va, tokio tiek žinių. Oi, daug ką galėčiau papasakoti. Tai nepradėk. Čia, žinokit, mažų vaikų, taip nemažų vaikų negali. Ne, čia tiesiog kortelės neužteks. Jo, manęs nekalbinkit, nes aš paskui nežinau, kada susto. Reikia įstabdyti jau. Ne. Tai bus kaip šiandien, antram, ketvirtam. Buvo atkarpa, kur kokias minutę nepakeliau galvos. Nes kam ją keltų? Nes lėkiam, žiauriai lėkiam. Žiauriai lėkiam. Net jei būčiau norėjęs pasakyti, ramiau nebūtų kada. Nes sekantį būtume praleidę. Ne, aš juokauju, ta prasme, jeigu kažką noriu. Kažką būčiau norėjęs pasakyti, bet nieko nereikia sakyti. Kai tik gali, Marko ir Ugniaus šeimynos atvažiuoja savo sūnų palaikyti gyvai. Šįkart Marko mama, būdama šalia sūnaus, papasakojo, ką išgyvena, kai vaikinas lenktyniauja. Negaliu ramiai, visą laiką Markas pyksta, sako, mama niekada neišsiduok ir neišsišok. Tiesiog. Visą laiką, kaip tu sakai, nerėk. Tiesiog, jo, labai stresuoju, ne biški, bet labai. Labai. Net laikrodis muša, kad net širdis permušinėja. Gerai, kai tu ralių netiek daug, ne? Ką žinau, tai Markas raliuoja, Kipras dziudo lanko, tai irgi būna. Tai tas. Jeigu tas neraliuoja, tada tasai kovoja ir gaunasi čia. Mama baigia pražil. Nieko. Iš tikrųjų, bet šaunuoliai. Prasimuš mamūkas dar. O va Deividas ir Vaidotas vis pastebi būrėsi pašnekesiams. Įdomu, kas gali tarp jų įvykti. Pabandom atspėti. Aš kažkaip jaučiu, žinai, kad kažkas iš galas vėlina. Kokios čia pamokos tarp mūsų, kokie čia pašnekesiai, uždėsiai? Į Dakarą mane įmu. Iš karto? Užvairuoti. Taigi jis kaip lėtas įsakė Dakarį jau spaus gazą. Tai aš jau bijau, kad podiumas garantuotas Dakarė. Todėl geriau pas save pasikvies, žinai.
Atskirai. Nu, tai paskui, žinai, geriau, kad ant to paties užliptų. Vietos turim 3, žinai. Sakė, tai ir 4 paėmus. Susikei, žinai, kol nieks nemato. Na, grįžkime prie va šito. Ralis vyksta ir kaip čia jisai. Vyksta Utenos ralis. Dabar visai neužilgo bus miestinis greičio ruožas, kuriame reikės išlaikyti šaltą protą, tikslumą, nepataikyti bordiūrą ir nepridaryti darbų mechanikam. Tai va, o taip labai smagus ralis, smagus greičio ruožai. Į kitą ralį nebekviesim, nebėra sekančių. Nedas su Justu prieš naktinį važiavimą buvo prisidarę reikalų. Startavom taip labai greitai, prisidarėm tokių mažų reikalų, kliudėm tokį dalyką ir paskui nusiraminom. Tai dabar važiuom labai konservatyviai, nes mums reikia finišo, tai tą ir bandom pasiekti. Украиnos lenktynininkas Sergej džiaugiasi raliu bei Lietuva. Да не только сегодня, всегда. В Утене, Самсонец ралли все отлично. И в Литве взагалі. Вообще. Miesto Dope lenktynininkai varžėsi tamsoje, kaip patys įvardijo, lyg slalome. Sekmadienio ankstyvą rytą pasiekėm 8 dobą, kuriame lenktynininkai rodė savo sugebėjimus tiek skubant, tiek įveikiant posūkius, bei išvengiant kliūčių miško kelyje. Ne visiems pasisekė. Norint patekti į Nordis vardu pavadintą greičio ruožą, mes vėl, tik šį kartą jau su kita Subaru, patyrėme nuotykį. Kelyje buvo daug tokių nuotykių patyrusių. Varyk, žekonį! Dar varyk! Išsilaisvinus iš dumblo skubėjome į servizo zoną, kurioje nuotaikos buvo įvairios. Kažkam pasisekė, o kažkam ne. Įveikus 14 greičio ruožų sutikome ne visus lenktynininkus, bet sveikiname nugalėtojus. Norvego Kalpeder ekipažą. Antrą vietą užėmusi Vlado ekipažą. Gerai šiandien važiavosi, taip smagu, tikrai ralis yra labai smagu. Tikrai, čia kažkam sakiau, jaučiu panašus jausmas kaip rūkyti mes, tai mes raliai, tikrai sunku. Ir estų lenktyninką Egon, kuris su nauju šturmanu užėmė 3. vietą. We're very happy with the rally in overall, so because came without the testing with a new co-driver, so we have to be happy with this result. Nicely in the finish showed some good times. Nordis Racing Team Deivido ekipažo finišą laukia Deivido šeimyna. Jie laikydami kumščius gyrė lenktynininkus ir džiaugiasi jų pergalėmis. Laikom, sako, pirštus sukryžiavę ir viskas, laukiam. Ar užteks akumuliatorių? Kur tie kumščiai parodyti? Man reikia pamatyti. Va, tokius kumščius. O jūsų kumščiuko? Viduje yra. Viduje, ne? Vyriškai. Mes jau... Broli? Taip. Šeima sakė, kumščius laiko. Laikai? Laikau. Kaip vyras, ne? Ten kišenėse. Stipriau.
generatorius dirželį. Gerai, važiuok. Vėl, vos finišavom. Viskas, važiuoju. Baigiam sezoną. Taip sunkiai dar nežinau, kada esam baigę, bet... Su Astra. Su Astros laikus prisiminėm. Man įdomu, kas ten buvo su Astra. Ai, ko ten tik nebūdavo ir šiandien. Realiai paskutiniai 4 greičių ruožai. Jei ne tas, tai tas. Bet reikia pasidžiaugti, kad mes finiše. Mašina Kad gyvi sveiki. Kad mašina sveika. Nors jau galvojom, kad reikės kėbulo darbų. 2 kartus net. Vieną kartą dėl mano kaltės, o kitą kartą, gal irgi dėl mano. Kai dingo... Ne, šturmanas čia nieko. Ne, dingo vairo stiprintuvas. Pašokau per trampliną ir kai nusileidau, neišlaikiau vairo. Žodžiu, išplėšė iš rankų ir ten... Kas svarbiausia, miške. Miške, kur labai siaura. Kur labai dideli mediai. Paskui. Nu, bet nieko. Nieko, žodžiu, pamatėm, kad galim. Viskas čia gerai. Iškart sakiau ramiau ir nešokam daugiau niekur. Linksma. Bet brolis sakė, maladėts. Ačiū, broli. Brolis irgi maladėts. Ne tik brolis, visi. Visi mechanikai labai geri. Labai didelis ačiū jiem. Dėkui. Samsoną, Hebra, visi, kas padėjo, nes realiai be jų mes čia būtume dar labiau vargę. Pailsėsim ir toliau varysim. Ja, pagreitinsim mašiną, kas svarbiausia. Sveikiname visus užbaigus ralio sezoną, sveikiname Nordis Racing Team projekto Ašralistas nugalėtoją Marką ir šturmaną Ugnių, kuriems išbandymų metai kartu su komanda baigėsi. Ir kaip Deividas sako, pataisę techniką mes vėl susitiksime kitais metais. O Mantas ir Laurynas žino, ką pasakyti visiems mini-ralio gerbėjams. Susitiksim Kaune? Nemoku taip. Čia Paškevičiaus frazė, ai, bet jis nefinišavo, tai susitiksim Kaune. Mes žiūrim jūsų video.